Sveiki! Sužinokime, kaip smagiai ir kūrybingai dalytis savo gyvenimu, paverčiant kasdienės akimirkas patraukliais įrašais. Šiame vaizdo įraše sužinosite, kaip sukurti Instagramo įrašą, kaip pasirinkti nuotrauką ar vaizdo įrašą iš savo galerijos, kaip jį redaguoti, galbūt pridėti muzikos ar teksto ir galiausiai kaip jį paskelbti savo Instagram kanale. Žiūrėkite iki galo, kad sužinotumėte, kaip lengva ir smagu sukurti įrašą. Pirmiausia, atidarykite Instagramo programėlę. Atidarę programėlę, paspauskite pliuso mygtuką. Galite slinkti per galeriją ir pasirinkti, kurią nuotrauką ar vaizdo įrašą norite naudoti. Galite pasirinkti kelis variantus, paspaudę Select Multiple. Pasirinkti kelis. Pasirinkę nuotraukas ar vaizdo įrašus, kuriuos norite naudoti, būtinai bakstelėkite ant jų ir spauskite Next. Kitas. Norėdami uždėti filtrą, paspauskite ant nuotraukos. Braukite į kairę ir į dešinę ir pasirinkite norimą filtrą. Galite reguliuoti jo spalvą. Bakstelėjus ant A raidės, jums išmes įvairius tekstų šriftus. Įrašykite norimą tekstą. Braukdami į kairę ir į dešinę, galėsite pasirinkti teksto spalvą ir stilių. Teksto vietą galite pakeisti braukdami jį pirštais. Viską pabaigę, paspauskite Done. Atlikta. Jei norite paskelbti ką nors kitą, bakstelėkite norimą paskelbti nuotrauką ar vaizdo įrašą. Bakstelėję kairiajame ekrano kampe esantį mygtuką Edit – redaguoti, galėsite priartinti arba atitolinti vaizdą, redaguoti vaizdo kampą, keisti kontrastą, kad vaizdas būtų šviesesnis arba tamsesnis. Atminkite, kad visada galite grįžti atgal, jei nepatinka, kaip nuotrauka gavosi. Todėl nesijaudinkite. Atlikę reikiamus pakeitimus paspauskite Done. Atlikta. Taip pat galite prie savo įrašo pridėti muzikos. Galite pasirinkti iš siūlomų melodijų arba pasirinkti savo. Paspaudę mygtuką Done – atlikta. Galite parašyti aprašymą apie nuotrauką ar vaizdo įrašą, kurį norite paskelbti. Galite naudoti su jo tema susijusias hashtags – grotažymes. Pavyzdžiui, grotažymė augalai, gamta ir panašiai. Galiausiai galite pridėti nuotraukos vietą arba pažymėti asmenį, pavyzdžiui, savo draugą. Žemiau ekrane turėtumėte matyti mygtuką, kuris leidžia paskelbti tą patį įrašą Facebook'e. Norėdami paskelbti įrašą, paspauskite mygtuką Share – dalintis. Ir baigta! Dabar jau žinote, kaip įkelti įrašą į Instagramą. Pasidžiaukite savo įrašus, stebėdami patinka paspaudimų skaičių.